Prisimeni. Miuncheno oro uoste nusipirkom. Kai skridom iš Tailando. Patinka. Taigi matai, kad neišmečiau. Išsiaiškinau. Tavo nelaimingo gyvenimo priežastį. Na ir? Meilė be atsako. Ką čia nusišneki? Aš ką tik vos jo nenušoviau. Prieš kelias valandas. Jis man viską papasakojo. Kas? Benas. Tu jiems skambinėjai, jis negali ragelio, nes turi savo gyvenimo moterį. Ko tu prie Beno kabinėjai? Ko tu kabinėjasi? Jis manęs chemijos paprašė. Sandėlis stovi. Nepasiima. Skambinom paklausti. Tai jūs kartu dirbate? Jis man padėjo atsistot, kai Kraftas mane basą paliko. Kriminalistas ir nesuvedėjai. Dasarė. Iš kur susirašei? Susitikimą. Įdomu, su kuo? Su kuo? Patikrinu žinutės. Tugi moki. Žinai ką? Jeigu susirasi kitą, aš jūs sunaikinsiu! Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Sveikutė. Labas. Kaip tu? Gerai, kaip tu? Ai, žinai, vieną dieną geriau, kitą blogiau, kaip visada. Žinai, aš tai laukimų gyvenu. Tu laukiasi? Jokau. Laukiu, kol Rolandas savo milijoną uždirbs. Susvaigu, apie vilą nieko negaliu padaryti. Kad tik kulkos negautų. Toliau konfliktuoja su Kaunecku? Buvo jį pagrobę. Bet dabar va, gavau žinutę, kad Richardas pabėgo. Nieko savo naujienos. Aš pasitart noriu, nes ir mano Beną tas liečia. O tai dėl ko čia viskas? Tau Rolas nieko nepasakoja? Ne. Tu papasakok. Viskas liks tarp mūsų. Gal pradžioj susakom kažką atsigerti. Jėzus Marija, mulkiai! Mulkiai! Vienas surišo, kitą į maišą įkišo, o Hardas pabėgo. Kaip man su jumis dirbti, ką? Kaip man su jumis dirbti? Paimsim iš naujo. Kaip tu paimsi iš naujo? Gi dabar su apsauga bus, dieną naktį su apsauga sėdės. O gal jau Bobą paima? Boba, sakai. Imk, važiuok, parešti jo Bobą. Pliurpis, patys jūs kaip Bobas. Pabūs savaitę su apsauga, paskui atsipalaiduos. Atsipalaiduos.
Gabrai, paaiškink. Nu, debilai. Tai kuris pramegojot? Nėra čia to herojaus. Mano brolis Tomas pramargalino. Žemaičių šmotas. Tai ką nusprendėt? Ką čia su jais bespręsi? Vis tiek sušiks viską. Einam. Patys sėdit viskerą geria. Paskui kažkokias dar čia mums pretenzijas reiškia. Kraftas teisus. Apsišyko. Tu savo taikyk, ne man. Apsišikai tai apsišikai. Paimsim tą hardą, ne zuikis. Bet jau buvo lengviau. Paimsim ir jo bobą. Reikia stabdyti. Sudaryti įspūdį, kad mes pasidavėm. Tai jamam Iglę. Ne dabar. Dabar visi jie ten kaip ant spiruoklio. Pasigauk šramą. Sakyk, kad nori taikos, bet jau už mažesnę kainą. Bet mes nežinom, ką ta žirkė galvoja. Paskui. Mums dabar reikalinga pauzė. Pirma partija beveik baigta. Pradėsim dirbti? Jo, žmonės laukia. Rolas pabūs su tavim. Mažakas. Tai dėl visko kaltas čia yra Vileika. Iglė. Ne, Vileika. Jisai jos tėvą nuskandino. Bet pritruko įrodymų jį pasodinti. Paskui, kai sėdau už kitus darbelius, Iglė trumpam apsiramino. O ką dabar vėl kaip jį paleido, tai tų emocijų nusprendė nuimti tėvo žudiką. Tai aš tą suprantu. Jeigu čia kas gali priimti sprendimą, tai tik Vileika. Gal Rolas gali kažkaip padaryti įtaką. Bet tai, kad jisai palaiko viską, kas nukreipta prieš Kaunecką. Tas yra negerai, aišku. Tai ką daryt? Jis iššaudys. Nežinau, gal aš pakalbėsiu su Rolu. Gal su Vileika pakalbėsiu. Nes, kaip suprantu, čia viskas labai rimta. Čia vienam iš jų net laikys nervą ir prasidės. Pabendrauju dar su Kaunecku. Taigi aš su juo geriausiu draugu. Nereikia man problemų. Bet pagalvoju apie jį. O kam galvot? Praeitis. Kažkokia liūdėsio gaidelė balse, ar man tik pasirodė? Pasirodė. Ne, nifiga, Gabriunička, aš pas tave daugiau nevažiuosiu. Kodėl? Todėl, kad pas jūs ten stogai nurauti. Vaivykų prisižiūrėjot, šiuo, blin, neutrali viet. Va. Taip, ten, aha, prisimenu. Davai. Va, все. Aha. Kaip, blin. Pas mane, o tu, Jurančika. Darova. Здорово. Aha. Gabris skambino. Nu ir ką jis? Šio, nori sutikti, sako, laikas pabaigti visas šitas nesąmonės. Rimtai? Aha. O dabar dar rimčiau. Dūlą turi? Aišku. Maladėts. Važiuosi kartu ir prakontroliuosi, kad viskas būtų šita krita. Aišku? Šio, davai. O šitie šramai? Au. O kur hardas? Ta prasme, nu, su Larčiku, Marčiku, o tu pabūsi su manim, nes reikia saugotis. O Iglė atsirado? Jo, pas tėvus jo, reiškia, sėdė, jis ten ją uždarė, nu, su tokia teisingai dūra, žinai, daug košės neišvirsi, tegul sėdė uždaryta. Šio? Šio. A, Juranka, o šitą, o, sofačka tiesa, ką? Nežinau, senai beskambino. Po strėlkės pas ją, teisingai? Šio, davai.
Pagalvoji kada, kad Žemė gali būti plokščia. Vaikystėj, kai mačiau paveikslėlius, kad Žemę laiko 3 drambliai. Esu girdėjęs, kad ją laiko juoda materija. Kaip patikrinti? Baigs veikt. Jeigu visos planetos aplink Žemę apvalios, tai ką Žemė plokščia kaip pica? Taip? Žinau, kad nesąmonė. Bet Julika susvaigus, tai nežinau, kaip pagydyti. Plok per ausį. Sakyk, nešo juodoji materija. Nu, išėjai, palelekinsim. Nu ką, atėjai į protą, dabar galim pabazarinti? O, tokios aplinkybės, Šam. Aplinkybės. Aha. O tu gal pamiršai, kieno mėsą suvalgiai? Mėsą? Nu, kas tave į laisvę ištraukė? Aš nepamiršau, kas mane ten pasodino, Šamai. Gabrikai, blin. Viskas. Baigiam. Gerai? Susimokot ir pamirštam šitas nesąmonės. Nu, tu supras, Šamai. Aš negaliu atsitraukti, nerimtai atrodysiu prieš bachūrus. Aha. Tada ir kiek ten pas mus dabar? 20 štukų. Tinka? Gabriunčka, aš vėl tave myliu. Ko tu čia? Apie nieką. Aš dar restorančiką lieku skolingas. Tuoj. Juraika. Mokėsiu? Tai aišku, pasileido 20 štukų. Blin, čiagi pasaka. Čia. Nu va, dabar gerai. Tai ir ką dabar pasakyti Ferdinandui? Pasakyk, kad aš jo nematau ir jis manęs nemato. Supratau. O ką pasakysim man? Nesinervuok. Kas padaro klaidą, tas susimoka. Kas padaro klaidą, tas susimoka. Gabriunčka, o kokią aš klaidą padariau, kad norėjot mane surišti? Taip gavos. Mes buvom pasimetę. Okei. Tai ką, dabar vėl mes nedviese būsime su juo. Toks likimas. O ką blogai? Negeras jis žmogus. Ir juokas pas jį neorganiškas. Nu, skirstamės ant telefono. Nu ką, все? Galima atsikvėpti? Per anksti. Per anksti. Kodėl? Jie žaidžia toliau. Tu manai, taip savo, nuo pusės lemo iki 20 štukų nusileido. Jie kažką konstruoja sukos. Nu, bet kažkaip tai turėjo atsitraukti.
Kaip kitaip? Galbūt. Bet man čia nepatinka. Per daug paprasta. Nu, matysim. Juranka, fig su jais, blin. Pasovочка. Galim. Nu, va, tik reikia kokių lauktuvių. Jinai gi laukėsi, teisingai. Nu, kokį nors, nežinau, ten, mamos vadovėlį, ne? Dai, užvažiuosim į knygyną. Senai nebuvau. Taip, namie. Gerai, laukiam. Kas skambino? Jurka. Klausė, yra namie. Gal jie galėtų atvažiuoti? Kas tie? Tai kartu su Šramu. Ko jam reikia? Tiesiog aplankyti. Labai nelaiku. Tai tiesiog seniai buvo. Pasidės ir išvažiuos. Tik nieko nepasako, gerai? Nereikia man užuojautos. Ух ты! О, Юранька, момент. Хренантас. Алло. Здорово. Ką tu... Aš va pas Sofčiką atvažiavau. Nu ten aplankyti, tada sida. Firštein, bus įvykdyta. Davai. O kaip, Juranka? Po valandos pas Benka. Tai paskubam. Teisingai. Juranka, klausyk, o ko jie nesiženė, a? Kas ten iš jų stabdys? Ką tu ten supaisysi? Šiais laikais iš vis niekas nebesiženėja. Jo, visi jie šiandien susimetę gyvena, bedieviai. Как житуха, пионерей! Labas, Sofija. Sveiki. Jo, vis gražiai ir gražėja, ne? Jo, išgert gal kažko. O! Tai gal ir koks apašnirelį? O, tai negeriam mes. Bet už pasiūlymą ačiū. Va, Sofija, čia tau. Dovana. Tiesa, Kastenčikai, ar daug deimantukų Sofčikai nupirkai? Nepatinka jį deimantai. Teisingas atsakymas. Deimantą po širdim nešioja. Va dabar teisingai. Kas čia buvo? Kas jai? Toksikozė. Pas mus nelaimė atsitiko. Persileido. Jo. Majo. Liūdesys.